Šiandien papasakosiu apie tai, kas jau seniai stovi pasakojimų lentynoje. Tik va tokios patirtis jos nesipasakoja. Nes Karolina Light erdvė yra sukurta, dažnai ir jūs man rašot, kad tik teigiamom emocijom, ar ne? Tai yra tik pasako geras mintis. Ir laišką, kurį jūs gaunate, įkrautas laiškas, jame nebūna nei vieno blogo žodžio. Net ir tai, kas taip įvyko pas jūs gyvenime, vis tiek įvyko dėl kažko, kažkokia yra paskirtis to. Tai va, tam yra sukurta Karolina Light erdvė. Kad šios dienos nesėkmė yra rytojaus sėkmė. Tai toks yra Karolina Light veikimo principas. Ir iš tikrųjų tai yra tikroji tiesa. Tai dabar noriu pakalbėti apie juodąją magiją. Tai yra čia tokia tema, kuri mano neliesta, bet joje nėra visiškai jokio skausmo. Ką reiškia nėra jokio skausmo? Tai reiškia, kad jinai yra praeita ir suprasta, kodėl tai įvyko ir ką man tai davė. 3 kartus esu gavus juodąją magiją. 3. Vienas kartas esu gavus juodąją magiją taip, jog negalėjau išvis pajudėti iš lovos. Ir buvo žmonių, kas padėjo, bet ne tam jinai atėjo. Ir po to vienas žmogus manęs paklausė, kaip tu manai, kodėl tu vis gauni? Kodėl tave vis va taip lygioj vietoj, va taip gaunas tam? Kodėl? Nes vienu momentu buvo tikrai daug. Ir žinot, tuo metu yra tokia kaip neviltis, va taip paėmus ar ne, nes paskutinė buvo visai nesąžiningai, visiškai nesąžiningai, tai yra aš vežiau pagalbon 72 metų vyrą, vežiau pagalbon. Tai aš nepasakoju įvykius, kas buvo dabar, pusę metų, metai atgal, ne, tai yra seni įvykiai, bet tiesiog aš tik pasakau, kad paskutinė buvo labai nesąžininga dėl to, kad tuo metu aš buvau paieškose, galvojau, kad esu ne tas, kas esu. Ir buvau paieškose, kai buvau paieškose, buvo viskas įdomu, ar ne? Ir buvau toj būsenoje, kai kažkas turi atverti manį. Ir esu labai daug kartų pakliuvus pas žmonės, kurie taip pasielgia. Bet tai nėra blogai. Tai nėra blogai, kadangi kiekvieną kartelį gavus juodąją magiją. Paskutinis kartas, kaip dar kartą priminsiu, buvo pas žmogų, kuris man pasakė, aš atvažiavau 70 virš metų vyrą ir sakė, tiesiog atsisėsk, sako, tau bus įdomu. Ir jis tiesiog panaudojo mane kaip donorių. Tai reiškia, po sesijos 73 metų vyras pradėjo šokinėti. Visa mano gyvybinė energija, žinot, būnat su manim sesijose ir matot, kiek yra per mane perleista gyvybinės energijos, kad 20 žmonių išvalyti stuburą vienu ypu yra lengva. Tai dėl to visada visą gyvenimą būdavo, kad kur einu, aišku, prieisim ir temą, kas man yra labai vienintelis, ką aš galiu pakelti ranką ir pasakyti, kad ne, tai yra konsteliacija. Tai va, prieisim kažkada temą, kaip esu visada statyta per visas konsteliacijas pagrindinėse vietose, norint parodyti, koks stiprus aš tuo metu maniau, kad tai yra rodoma, koks stiprus žmogus veda konsteliaciją.
Bet kiekvieną kartą, kai per konsteliaciją visi aplinkui pradėdavo niuniuot, o jūs žinot, kad mano kanalas atsidaro per niuniavimą, kai visi aplinkui per konsteliaciją pradėdavo linguoti ir siubuoti 50 žmonių, o jūs žinot, kad mano kanalas atsidaro per siubavimą, tai konsteliacija yra labai stiprus įrankis ir tu turi 100% būti tikras, kad tas žmogus, kuris veda konsteliaciją, nori, kad tau būtų geriau, o ne pastatyti tave į poziciją, kurioje tu tik dar labiau nutolsi. Visi žinot, kas buvot garso kupole, matėt, kaip vyksta, kad jeigu man duoda pasakymą, kad šitas žmogus turi galių, tai mes jas ir atidarom, ar ne? Tai kadangi 20 metų buvau viliojama kaip pelė su sūriu, ar ne? Sūris yra pelė ir 20 metų buvau viliojama. Tau reikia priimti negimusią seserį, tada atgausi galias. Tau reikia, tiesiog tiek esu girdėjus melo. Tiek esu girdėjus melo, kad tik įėjus į šitą būseną galiu pasakyti, kad aš prižadu ir prižadėjau, kad jeigu atsiras ir jau yra panašaus stiprumo žmonių šalia manęs, aš jiem padėsiu atgauti per 1-2 sesijas atgauti tai. Ir tu turi pamatyti save. Ir tada po truputėlį jau tau vis duoda daugiau ir daugiau. Kaip ir pirmam garso kupole. Pirmam garso kupole jūsų fizinis kūno judėjimas buvo mažesnis, antram garso kupole jūs visiškai su pasitikėjimu išsivalėt visą sunkumą, kurį laikot savyje, kas veda jūs į ligą, ar ne? Tai kiekvieną ėjimą į priekį duoda vis daugiau ir daugiau. Tai dabar grįžkim prie juodosios magijos. Aš tik noriu pasakyti, kad mano atveju jinai buvo reikalinga, nes su kiekviena juodąja magija aš turėjau vieną šansą, gulėti lovoj ir sakyti, kad jie yra stipresni už mane, ką tikrai ir dariau maždaug mėnesį laiko. Negalėjau iš vis pajudėti iš lovos ir sakiau, jie yra stipresni už mane. Ir po to, kol viena moteris, tuometinis žmogus, kuris mokino mane, pagrindinis, ką moku, tai tokia gimiau, ar ne? Bet kažką esu ir išmokus iš mokytojų, aš sutinku, užvesta ant kelio. Bet niekada negali gyvenime imti kito žmogaus metodikos. Nes jeigu tu pasiimi kito žmogaus metodiką, tai veikia jam, o tam neveikia. Tai esu užvesta ant kelio, kaip galėčiau dar paieškoti, su kokiom žiniom aš atėjau. Tai dar kartelį, visi 3 kartai juodoji magija buvo tam, kad išeičiau dar stipresnė. Nes turėjau atrasti savyje jėgų, pralaužti jų juodąją magiją. Ir dabar, kaip ateina žmonės, kurie yra po juodosios magijos, jinai nusiima per vieną seansą iš karto. Nes 3 kartai man reikėjo per tai pereiti. Ir paskutinis kartas buvo labai nesąžiningas, nes tiesiog buvau visiškai įviliota į spąstus, būdama be patirties, būdama jaunesnė. Bet paskutinis kartas buvo labai stiprus ir turėjau surinkti visą drąsą, visą jėgą ją pereiti. Ir paskutinis kartas atvėrė dar didesnės mano galias. Tai noriu padėkoti visam tam, kam įvyko. Esu labai laiminga, labai dėkinga už kiekvieną patirtį, už kiekvieną konsteliaciją, kur būdavau pastatyta į mesijo vaidmenį ir išgelbėtojo vaidmenį ir buvau talžoma, plakama ir supratau po to, kad kiekvienas įvykis atnešė kažkokį supratimą,
kas pastatė mane į padėtį, į vietą, kur esu čia. Ir tik noriu pasakyti, kad šitoje erdvėje, Karolina Light erdvėje, yra visiška švara. Yra visiška šviesa, visiška švara ir visiškai taip, kad jeigu jūs bijot kažkur eiti, nes jūsų galios bus nuimtos, tai čia visi žmonės, kurie ateina ir kurie buvo garso kupole, jie yra su galiomis. Ir pirmas garso kupolas ir antras garso kupolas atvedė žmonės, kurie turi talentus, turi gebėjimus, matė savo rankutės, matė, kad rankučių delnai keičiasi. Vien prasidėjus garso kupolui, ar ne? Pačiam garso kupole prašneko light language. Tai aš tik noriu pasakyti, kad čia yra erdvė, kur tau yra saugu. Tau yra saugu ir galės paima tie, kurie jų neturi. Viena taisyklė man yra pasakius, tikrai šviesi moteris, protinga, nori perimti tie, kurie jų neturi. Bet visų pirma, dėl laisvos valios tu negali jų perimti, ar ne? Tai aš turiu laisvą valią pasakyti, kad tai, kas yra mano, tai yra mano. Ir net ir liga, jeigu pas jūs ateina, jūs galite jos atsisakyti. Tai turėkit stiprybės atsisakyti ligos programos. Net ir jeigu visi jūsų namai serga, jūs turit teisę atsisakyti nuo ligos programos. Gražios dienos.